Om Agyantimidandasya Gyananjanachalakaya chakshurun milidham jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patithanam Bhavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudhe Devi Pranamami Hari Priye. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It is my sincere honor and pleasure to be with all of you this evening. Nuoširdžiai džiaugiuosi ir man didelė garbė su jumis šį vakarą susitikti. My ancestors were from Lithuania. Mano protėviai kilę iš Lietuvos. My grandparents and their relatives, many of them around 1910, to escape persecution, came to America. Mano prosenelis ir dar vyresni giminės nariai apie 1910 metus, mėgindami išvengti persekiojimo, persikėjo į Ameriką. As far as we know, all those who did not escape were killed by the Nazi regime. Ir kiek mes žinom, visi tie, kurie neišvyko, žuvo nacių režimo metais. And within my family, I am the first to return to Lithuania in over 100 years. Ir iš visos mūsų giminės aš esu vienintelis, kuris atvyko į Lietuvą, pirmas ir vienintelis, kuris atvyko į Lietuvą praėjus daugiau kaip 100 metų. So this for me is kind of another journey home. Ir man tai dar viena kelionė namo. And I was asked to speak about this book that I wrote. Ir mielai papasakosiu apie knygą, kurią parašiau. Actually, I never wanted to write this book.
Iš tikrųjų aš jos niekada nenorėjau rašyti. For over 30 years, different friends would ask me, please write a book about your travels in search of truth. Daugiau kaip 30 metų, tai vienas, tai kitas draugas vis paprašydavo manęs papasakoti apie savo klajones ieškant tiesos. I always had the same answer. Ir aš visada atsakydavau jums vieną. I will never write this book. Aš niekada jos neparašysiu. Because if I write, every page will be full of the words I, me, and mine. Nes jeigu imsiu ją rašyti, kiekvieną puslapį užpildysiu žodžiais aš, mano. It seems like an act of arrogance to write a book about myself. Man atrodo, kad tai labai taip jau puiku rašyti knygą apie save. But then something happened. Bet įvyko kai kas pakeitė nuotaiką. One of my very dearest friends, His Holiness Bhakti Tirtha Swami, called me to be at his side on his deathbed. Vienas mano artimiausių draugų, jo šventenybė Bhakti Tirtha Swami, paprašė, kad aš palydėčiau į paskutinę kelionę. And one day, during the 8 weeks I was with him, he was laying on his bed and he said, you must write a book about your travels. Ir vieną dieną iš tų 8 savaičių, kurias praleidau su juo, jis pasakė man, kad tu turi parašyti knygą, privalai parašyti knygą apie savo klajones. I said, I will never write such a book. Pasakiau, kad niekada. And I told him my reasons. Ir paaiškinau, kodėl. He said, this is not your story. Bet jis pasakė, čia ne tavo istorija. This is a story about a young boy who is seeking essentially the same truths that everyone is seeking. Tai istorija jaunuolio, kuris ieško iš esmės tų pačių tiesų, kurių ieško kiekvienas kitas. And your story will give hope to many people throughout the world. Tavo istorija įkvėps viltį daugeliui žmonių visame pasaulyje. If you do not write it, that will be an act of arrogance. Ir jeigu tu jos neparašysi, tai ir bus kaip tik didžiausia puikybė. And he held my hand, Jis suėmė mane už rankos. and with tears in his eyes, he said, promise me on my deathbed that you will write and publish this book. Jis apsiašarojo ir laikydamas mane už rankos pasakė, kad prižadėk man čia prie mano mirties patalo, kad parašysi šią knygą. Overcome with emotion, I promised him. Ir mane užplūdo sentimentai. Aš prižadėjau. And then he smiled. Jis nusišypsojo. He said, you cannot tell a lie to a man on his deathbed. Pasakė, žmogui, kuris guli mirties patale, nemeluojama. But then after I left him, I changed my mind. Tačiau po visko mano nuotaika pasikeitė. But I had to convince him to allow me to withdraw my promise. Tačiau vėliau mano nuotaika pasikeitė, bet man būtų tekę įkalbėti jį, kad jis man leistų atsiimti savo žodį. So I was planning how to present it. Ir aš galvojau, kaip čia man dabar tai padarius. But before I could present it, God took him away. Tačiau taip ir nespėjau sugalvoti, viešpats jį pasikvietė. So in honor of my friend, I wrote this book. Todėl aš taip ir parašiau tą knygą, tiesiog savo draugo garbei. I was born in Chicago. Gimiau Čikagoje. And when I was a teenager, America was, in the time of the 1960s, in a very, very difficult time. Ir tie laikai, kai aš buvau paauglys, visai Amerikai buvo labai sunkus.
My father went into bankruptcy, so when I was young, I got a job. Mano tėvo firma, verslas bankrutavo, todėl nuo jaunų dienų aš turėjau dirbti. And all the people I was working with, except my friend Gary, were African Americans. Praktiškai visi mano draugai, su kuriais tuo metu dirbau, išskyrus geriausią draugą Gary, buvo afroamerikiečiai. And we became very close. But I could see that because of the color of their skin, they really had no future. Mes su jais labai suartėjome, bet aš mačiau, kad tiesiog dėl savo odos spalvos šviesi ateitis jų nelaukia. In those days, if you had black skin, if you were born in the ghetto, 99% chance you will die in the ghetto. There was no way out. Tais laikais, tiesiog dėl tos odos spalvos, jei tu gimėjai gete, tai 99% tikimybės buvo, kad tu gete ir mirsi. And I was taught that in America everyone is equal. Ir kartu aš girdžiu žodžius, kad Amerikoje visi lygus. But it wasn't true. Tačiau jie netitiko tikrovės. Constitutionally it was, but socially it was not. Pagal konstituciją tos teisės kaip ir buvo, bet visuomeniai, socialiai jos nebuvo realizuotos. So I joined the civil rights movement of Dr. Martin Luther King. Tada aš prisijungiau prie pilietinių teisių sąjūdžio pradėto daktaro Martino Liuterio Kingo. At the same time, there was a war in Vietnam, Tuo pat metu vyko karas Vietname. and my friends and so many I knew were being forced to go to the army to fight for something they didn't believe in. Daugelis mano draugų ir apskritai jaunimo buvo tiesiog varu verčiami eiti į kariuomenę ir kariauti dėl to, kuo jie visiškai netikėjo. And hundreds and thousands of young people began to march against the war. Ir prieš tą karą sukilo, pradėjo rengti protesto eitynės 100,000 jaunimo. And they formed what was called the counterculture. Visas tas reiškinys buvo pavadintas kontrkultūra. I also became a part of that. Aš irgi į ją įsijungiau. But after some time, I realized that the same type of material attachment and hypocrisy was there on both sides. Tačiau po kurio laiko įsitikinau, kad tos pačios materialios prieraišos, ta pati veidmainystė lydi ir čia, ir vienoje pusėje, ir kitoje. I heard the words of Gandhi that you should be the change you want to see in the world. Man įsiminė Gandžio žodžiai, kad tu pats turi tapti tuo pokyčiu, kurį trokšti išvysti pasaulyje. So much I wanted to be that change. Man norėjosi to pokyčiu tapti. But I realized I have to change myself. Tačiau supratau, kad turiu pirmiausia keisti save patį. And I came to the conclusion that that required a spiritual transformation. Laikui bėgant supratau, priėjau prie išvados, kad tas pokytis turi būti dvasinis. But at the same time, in my life, I witnessed so much hatred and arrogance in the name of God and religion. Tačiau tuo pat metu gyvenime mačiau, kad Dievu ir religija dangstoma ir neapykanta, ir puikybė, išdidumas. So I was thinking either I have to reject religion completely, Todėl galvojau, kad arba aš turėčiau atsisakyti religijos visiškai, or there must be something very pure and beautiful at the essence of all the great religions. arba visų didžiųjų religijų esmė, širdis turėtų būti kažkokia paslėpta ir labai tyra. With all my heart, I believed that there was something beautiful at the heart of every great religion.
Visa širdim aš tikėjau, kažkodėl tikėjau, kad kiekvienos didžiosios religijos gelmėse širdyje turėtų būti kažkas labai gražaus, nuostabaus. And I deeply wanted to discover that. Ir visa širdim troškau tą esmę atrasti. When I was 19 years old myself and one friend named Gary, we decided to take a summer trip from America to Europe. Man buvo 19 metų, su kitu draugu Geriu mes nutarėme praleisti vasaros atostogas keliaudami po Europą. I promised my parents I would come back for the next semester of college. Tėvams pažadėjau, kad kitam koledžo semestrui grįšiu. In Europe, we had no money. Europoje mes atsidūrėme be pinigų. We would hitchhike from one place to another. Mes tiesiog balsavom, tranzavom. Taip. And I was visiting churches and schools and synagogues. Aš lankiausi katedrose, bažnyčiose, sinagogose. I was studying religious art in the museums. Lankydavau muziejus, domėjausi religiniu menu. I would go into forests and into mountains and on the banks of rivers, trying to discover that spiritual essence. Mes bastėmės po kalnus, po miškus, upių pakrantėmis, mėgindami atrasti savyje tą dvasinę esmę. And eventually, I was living in a cave on an island called Crete, part of Greece. Galų gale mes apsigyvenome vienoje oloje, Krito saloje, Graikijoje. And on a mountaintop, I was praying and crying for direction, from sunrise to sunset every day. To kalno viršūnėje, nuo saulėtekio iki saulėlydžio, kiekvieną dieną aš meldžiau, kad man nušviestų kelią. And I heard something within myself that told me to go to India. Ir tuo metu išgirdau širdyje, viduje balsą, kuris liepė man vykti į Indiją. I believed it was the voice of God. Aš maniau, tikėjau, kad tai Dievo balsas. So I left my friend to begin hitchhiking to India. Aš atsisveikinau su draugu ir iškėliau nykštį balsuoti į Indiją. I didn't know where India was. Aš supratimo neturėjau, kur ta Indija. I never met anyone from India. Niekada nebuvau nei vieno indo sutikęs. I never ate Indian food. Niekada nevalgiau jokio indiško patiekalo. I didn't have a map, Neturėjau net žemėlapio. and I didn't have any money to buy a map. Ir net pinigų jam nusipirkti. But I believed if I just keep hitchhiking in eastern direction, someday I will arrive in India. Tačiau tiesiog tikėjau, kad jeigu balsuosiu rytų kryptimi, tai kurią nors vieną gražią dieną atvyksiu iki Indijos. During my travels through Turkey, Iran, Afghanistan, Pakistan, I was studying Islam. Keliaudamas per Turkiją, Iraną, Pakistaną, Afganistaną, Pakistaną, aš studijavau ir islamą. I remember thinking, my mother and father, they will be heartbroken if they find out I'm not coming home. Aš atsimenu, kaip galvodavau apie savo mamą ir tėtį ir suprasdavau, kad jiems tiesiog plyš širdis, jeigu jie sužinos, kad aš nesiruošiu grįžti namo. And I did not want to hurt them. Tačiau žeisti jų aš nenorėjau. But this burning fire of desire for enlightenment was so strong, I could not stop my journey. Tačiau tas deginantis tiesos ilgesys, tas troškimas buvo toks stiprus, kad aš niekaip negalėjau nutraukti savo kelionės. I was supposed to be back in 2.5 months. Manęs laukia namie po 2,5 mėnesio. 3 months passed. Tačiau praėjo jau 3, 4 months passed. 4.
And finally, my parents received a letter from me. Galų gale mano laiškas pasiekė jos tėvus. It said that my heart would be completely empty unless I found God. Ir laiške aš rašiau, kad mano širdis visiškai ištuštės, jeigu aš nerasiu Dievo. And I want to see how different people in different parts of the world see God and see each other. Aš noriu suprasti, kaip įvairūs žmonės įvairiose pasaulio šalyse supranta ar mato Dievą ir kaip jie supranta vienas kitą. So I'm going to India. Taigi aš keliausiu į Indiją. The letter was postmarked Iran. Atgalinis laiško adresas skelbė tiesiog Iranas. And there was no return address. Ir kito adreso nebuvo. After 6 months of hitchhiking, I finally reached the border of India. Po 6 mėnesių balsavimo aš galų gale pasiekiau Indijos sieną. And I was rejected Tačiau manęs nepriėmė. because the immigration guard said I needed $200 to enter. Nes imigracijos tarnybos pareigūnė sakė, kad turiu turėti mažiausiai $200, kad mane įleistų. I only had 26 cents O aš turėjau tik 26 centus. in about 4 different currencies. 4 skirtingomis valiutomis. So I was rejected. Taigi manęs neįleido. And I begged and I cried for 6 hours. 6 valandas maldavau ir liejau ašaras. Finally, the guard changed. Galų gale sargyba pasikeitė. And the new guard was a very elderly Sikh gentleman. He was a Nauja- military man. Naujasis pareigūnas pasirodė esąs sikhas, pagyvenęs, bet labai išauklėtas, tikras džentelmenas. When I approached him, he said, I have already been ordered to not let you in. Kai aš jį kreipiausi, jis pasakė, kad aš jau gavau įsakymą tavęs neįleisti. I cried and I begged. And I made a promise that if you just give me a chance to learn the great treasures of wisdom from your country, someday I will do good for your people. Just give me a chance. Aš ir toliau liejau ašaras, ir toliau maldavau ir prižadėjau jam, kad jeigu tik tai leisi man pasisemti tų didžiųjų dvasios turtų, kuriais garsiai, tai kurią dieną aš tikrai neliksiu skolingas ir atsidėkosiu tavo tautai. He stared in my eyes for a long time. Jis ilgai ir įdėmiai žvelgė man į akis. And then he said, my commanding officer has ordered me to reject you, but sometimes a man must follow his heart. Ir galų gale tarė, mano vyresnybė liepia man neleisti tavęs, bet kartais žmogui tenka klausyti širdies. I will give you the chance that you're crying for. Aš suteiksiu tau tą progą, kurios tu taip And trokšti. then he stamped my passport. Ir jis pliaukštelė antspaudą man į And pasą. then he put his hand on my head Ir uždėjo delną man ant galvos. and said, welcome to India. Tarė, sveikas atvykęs į Indiją. May you find what you are longing for. Linkiu tau rasti tai, ko taip trokšti. I went to the Himalayas, Aš nukeliavau į Himalajus. and my first day there, I was given the robes of a sadhu or a wandering mendicant looking for God. Ir pačią pirmą dieną man jau padovanojo tokio, klajojančio elgetos drapanas. Tokio, sakant, kuris ieško Dievo. Many incredible experiences happened on my journey across the Middle East and my travels in the Himalayan jungles.
Per visą tą kelionę, per artimuosius rytus ir Himalajų džiunglės, man nutiko begalė atsitikimų, nepaprastų atsitikimų. I will just share a couple stories with you tonight. Porą iš jų papasakosiu šį vakarą. While I was wandering, I met one sadhu, or holy man. His name was Kailash Baba. Klajodamas sutikau vieną tokį šventai sadhu, kaip jie vadinami Indijoje, Kailash Baba. At the time, I was about 20 years old, and he was about 65 years old. Man tuo metu buvo apie 20, o jam 65 metai. He was very large size, Jis buvo labai toks stambus, and I'm very small. o aš priešingai. And he had very long hair, he hadn't cut it in 40 years, and long beard, he hadn't shaved also. Jis nesiskuto ir nesikirpo plaukų jau 40 metų ir buvo visas apžėlęs. And he taught me how to live in the jungle. Būtent jis mokė mane, kaip išgyventi džiunglėse. He was living as a homeless spiritual seeker for about 40 years. Taip, jis gyveno 40 metų, be namų tiesiog kaip toks dvasios ieškotojas. He taught me what foods you can eat while living in the forest. Jis parodė man, kuo galima maitintis gyvenant miškuose. He would pick leaves, he would dig for roots. Jis parodė, kurie lapai valgomi, kokias šaknis galima, kaip išsikast. And also he taught me about certain things that were growing that were medicines for different types of illnesses. Parodė, supažindino su įvairiomis vaistažolėmis ir nuo ko jos gydo. And we would just sleep under trees or on riverbanks or in caves. Mes miegodavom tiesiog po medžiais, upių pakrantėse ar kokiuose olose. One of the most important things he taught me is how to live peacefully with our neighbors. Vienas iš svarbiausių dalykų, kuris mane išmokė, tai kaip taikiai sugyventi su kaimynais. There were no human neighbors. Tačiau kaimynai, žinoma, buvo ne žmonės. There were leopards, Sorry? leopard, like a tiger, Ten gyveno leopardai, and there was snakes, cobras, and poison vipers, gyvatės įvairios, kobros ir angys, and there was wild elephants, laukiniai drambliai. and there was panthers, wild animals. Šiaip ar taip, žvėris, žodžiu. And I was seeing them, Aš juos realiai mačiau. and he told me that these are your neighbors, and this is their home, and you are their guest. Jis man sakydavo, štai čia jų namai, čia tavo kaimynai. Iš tikrųjų, šitie namai priklauso jiems, o tu pas juos esi atėjęs į svečius. He said, if you have a trace of thought that you are superior to them, they will kill you. Ir jis sakė, kad jeigu jie pajus bent menkiausią minties atspalvį, kad tu už juos laikai save už juos aukštesnių, jie tave nužudys. And if you have the slightest fear of them, they will kill you. Ir jei bijosi, bent kiek jų bijosi, jie irgi tave nugalabys. And then he taught me that you must see that the living force within everyone is the Atma, or the soul. Ir jis išmokė mane suprasti, kad gyvoji, gyvybės jėga kiekviename iš mūsų yra atma, siela. This is the basic principle of the Bhagavad Gita. Čia yra pats svarbiausias Bhagavad Gitos principas. That the living force that's seeing through the eyes and hearing through the ears, that's thinking through the brain and loving through the heart, is the Atma, or the soul. Kad ta gyvybės jėga, kuri
žvelgia per akis, klauso per ausis, masto per protą ir myli per širdį, yra atma, siela. The body is like a car. O kūnas tai tiesiog kaip automobilis, The spirit soul is the driver of the car. kurį vairuoja ta dvasinė siela. And that soul, that living force, is beyond birth and beyond death. Ir ta siela, ta gyvybės jėga yra aukščiau gimimų ir mirčių. It is eternal. Jiem žina. And that soul is a part of God, the supreme soul. Ir toj siela yra Dievo aukščiausiosios sielos dalelė. Wherever there's life, it is sacred. Todėl kiekviena gyvybė yra šventa. Every living being is a child of the one God, Kiekviena gyvoji būtybė yra vieno ir to paties Dievo vaikas, who has many names and who has appeared in different ways throughout history. nors Dievas turi daug vardų ir per visą žmonijos istoriją pasirodydavo daugeliu pavydalų. And when we understand our own true nature, Ir jeigu mes suprantam tą savo tikrąją prigimtį, then we will understand the true nature of the soul within everyone. tai mes suprasim ir tą tikrąją sielos kiekvienos kitos būtybės širdyje prigimtį. In the Bhagavad Gita, there's a beautiful verse. Bhagavad Gitoje yra nuostabus posmas. Vidyavanaya sampane brahmani gavihastini sunichaiva swapakeja pandita samadarshana. That true wisdom is to see the equality within all beings. Šitas posmas kelbė, kad tikroji išmintis tai sugebėjimas regėti tikrąją visų būtybių lygybę. Whether one is male or female, Tiek vyrų, tiek moterų, whether one is black or white or red or yellow or brown, tiek tų, kurių odos spalva juoda, balta, gelsva, raudona rich Ruda. or poor, ir turtingų, ir skurdžių. whether one is a Christian or a Jew or a Muslim or a Hindu or a Sikh or a Jain or a Parsi, Kad ir kokiai religijai žmogus priklausytų, ar krikščionis, ar jis būtų krikščionis, ar musulmonas, ar judėjas, ar sikhas, ar hinduistas, ar džainas, ar Zoroastro pasekėjas, or whether one is an agnostic or an atheist, ar žmogus agnostikas, ar ateistas, or whether one is a human or an elephant or a cow or a dog or a cat, wherever there's life, it's a sacred part of God. net nesvarbu, ar jis apskritai žmogus, jis gali būti ir dramblys, šuo, beždžionė, karvė, kas nori, vis tiek kiekvienas yra šventa Dievo dalelė. To honor and respect that life is actual wisdom. Kad tikroji išmintis, tai gerbti tą Dievo dalelę, tą dvasinę esmę. He taught me you have to see the cobras and the tigers and all these animals as children of God and respect them. Sakydavo, kad kiekvieną tą gyvą būtybę, ir kobrą, ir visus tos laukinius, tu turi matyti kaip Dievo vaikus ir gerbti visus. And then they will never harm you. Tada jie tavęs niekada neskriaus. Now, I was from a suburb of Chicago, so I was not accustomed to living with these animals. Įsivaizduokit, ašgi atvykau iš Čikagos priemiesčio, aš visiškai nebuvau pratęs sugyventi su tokiais kaimynais. But because Kailash Baba was so fearless and he was really seeing that divinity within all living beings, when I was with him, I could feel it too. Tačiau Kailašas Baba buvo toks bebaimis ir jis iš tikrųjų turėjo tą dvasinį regėjimą. Todėl būdamas su juo ir aš persėmiau to sugebėjimą. And I could understand how important it is to who we associate with. Ir
palaipsniui supratau, kaip svarbu, kiek daug priklauso nuo to, su kuo mes bendraujam. I lived with him for some time, Aš kurį laiką su juo pagyvenau. but as a wandering seeker, I eventually went my way and he went his way. Tačiau mes kaip dvasiniai ieškotojai galų gale išsiskyrėm ir kiekvienas nužengėm savo keliais. And although I loved him like a father, Nors mylėjau jį kaip tėvą, I knew I would probably never see him again. išsiskirdamas supratau, kad kažin ar kada jį beišvysiu. And it was painful to my heart, Tai buvo labai skausminga. but that was the life I chose. Tačiau tokį jau pasirinkau gyvenimo būdą. While I was traveling through the forest, I came to a place which was the most horrible scene I've ever seen. Keliaudamas po džiunglės atklydau kartą į tokią vietą, kur išvydau patį kraupiausią vaizdą per visą savo gyvenimą. It was a place in the middle of the forest where people who were inflicted with leprosy were exiled. Tai buvo laukymė miško, vidury miško, kur trėmė, siuntė žmonės užsikrėtusius raupsais. There were people with no fingers, their faces were shriveled, their noses were gone. Kai kuriems buvo nupuvę, nutirpę pirštai, veidai susiraukšlėję, kurių buvo nupuvę nosis. Nobody cared about them. Ir jais niekas nesirūpino. They were just sleeping on the ground. Jie gyveno, miegojo tiesiog ant žemės. When they saw me, they thought, I must have money. So they surrounded me in a circle and were begging me for money, demanding money, but I didn't have anything. Pamatę mane, jie pagalvojo, kad aš turėčiau turėti pinigų. Ir apsupo mane glaudžiu ratu, pradėjo maldauti pinigų, bet aš neturėjau nieko. For almost half hour, they would not allow me to walk. They were pressing themselves against me. Gerą pusvalandį jie manęs nepaleido, jie spraudėsi vienas per kitą, glaudėsi prie manęs. Finally, they searched me and saw I had nothing and let me go. Galiausiai jie apieškojo, iškradė mane visą, pamatė, kad aš tikrai nieko neturiu ir paleido. As I was walking, I looked to my left side. Eidamas toliau žvilgtelėjau į kairę There was a very old leper woman. ir išvydau labai jau pagyvenusią raupsuotąją. There was a hole in her face where her nose once was. Vietoje nosies jos veide žiojėjo tiesiog skylė. Her skin was very much decomposing from the disease. Ir jos oda tiesiog puvo, She had no fingers. pirštų buvo, jau nebebuvo likę. She saw how I suffered by the attack of her people upon me. Ji matė, kaip aš kankinausi dėl to, kad mane taip apspito tie jos nelaimės draugai. And although she had nothing and she was dying, she looked at me with a motherly glance of pity. Ir nors ji pati neturėjo nieko, ką būtų galėjusi man duoti, ir ji jau tiesiog matėsi, kad ji visiškai prie mirties, bet ji apžvelgė mane tokiu motiniškos atjautos sklidinų žvilgsniu. She greeted me and then put out her fingerless hand to bless me. Ji maloniai pasveikino mane ir ištiesė tą bepirštę ranką, tiesiog palaiminti mane. I was so moved by her motherly affection. I ran to her and put my head under her hand. Ir ta motiniška meilė mane taip sujaudino, kad aš pribėgau prie jos ir priglaudžiau galvą, priglaudžiau kaktą prie jos rankos. She said,
several times, "May God bless you, my child, may God bless you." Ir kelis kartus pakartoju, te laimina tave Dievas vaikeli, te laimina tave Dievas. I looked up in her face. Žvelgiau ją į veidą, She was crying in joy. ji verkė iš džiaugsmo. The one thing every mother needs to do is bless a child. Kiekvienai motinai tai svarbu padaryti, tai būtina padaryti, palaiminti vaiką. Perhaps in decades I was the first child to give her that chance. Ir tikriausiai jau dešimtmečius ji neturėjo tokios progos. Aš buvau pirmasis, kuris suteikė jai tą galimybę. As I looked at her, I was thinking, Ir žvelgdamas ją galvojau, she is the most beautiful person I've ever seen. kad per visą gyvenimą nemačiau gražesnio žmogaus. After I left her and I went into the forest on the bank of a river, I was reflecting, what is real beauty? Ir jau iškeliavęs iš ten ir įsitaisęs paupyje, aš mąsčiau, nuo ko priklauso tikrasis grožis. Even though physically she was horrible to look at, Fiziniu požiūriu ji atrodė tiesiog baisiai, beautiful heart. tačiau jo širdis buvo nuostabi. And I remember reflecting, the essential need of everyone is to feel love and to give love. Ir aš pamenu, kad ilgai mąsčiau apie tai, kad tai pats svarbiausias kiekvienos būtybės poreikis - gauti meilę ir duoti ją. Things can give some temporary pleasure to the mind and senses, Daiktai suteikia mūsų protui ar juslėms tik tai laikiną pasitenkinimą, malonumą. but only love can give pleasure to the heart. Tačiau malonumą širdžiai suteikia tik meilė. The most essential need of everyone from their heart is to give love and receive love. Pats svarbiausias poreikis, kiekvienos širdies pats svarbiausias poreikis tai yra keistis meilę, patirti ją ir duoti ją. And to have that experience is real wealth. Tikrasis turtas tai ir yra šita patirtis. It is true health. Tai tikroji brangenybė. And I was thinking, even though this leper woman was dying, she was finding such joy just in giving love. Ir aš mąsčiau apie tai, kad nors ši vargšė raupsuotoji miršta, tas meilės atidavimas jai teikia šitiek džiaugsmo. And just finding someone to receive it. Šitiek džiaugsmo jai teikia tai, kad ji galų gale rado, kam tą meilę atiduoti, išreikšti. That was a very important lesson for me. Ši pamoka man buvo nepaprastai svarbi. We cannot judge things just by their external appearance. Kad negalima spręsti apie nieką tiesiog iš išorinio, iš to, kaip atrodo. Truth is something that is deep and it is within the heart. Kad tiesa slypi labai giliai ir slypi širdyje. I continued my travels Mano kelionės tęsiasi. and lived with many yogis and sadhus and lamas. Sutikau dar daug jogų, sadhų, lamų. Some were very famous, some the world does not know. Kai kurie iš jų labai žymus, apie kai kuriuos pasaulis nieko nėra girdėjęs. Eventually, I came to a very beautiful forest named Vrindavan. Ilgainiui aš atsidūriau nuostabiam miške, nuostabiuose miškuose, kurie vadinami Vrindavanu.
I was actually on my way somewhere else, but somehow I was praying to God, please show me the path I'm meant to follow. Iš tikrųjų, aš keliavau kitą kryptimį, bet visą tą laiką meldžiau Dievą parodyti man kelią, kuriuo turėčiau eiti. And I was brought to that place. Ir Viešpats mane atvedė būtent į tą vietą. It's a forest on the banks of a river named Yamuna. Tie miškai plyti upės, kuri vadinama Jamuna pakrantėmis. And there's thousands of temples of Krishna. Ir ten tūkstančiai Krišnos šventyklų. Who is the name of the one God of all religions, which means all attractive, all beautiful. Krišna tai vardas, to paties Dievo, kuris garbinamas ir kitose religijose, ir tas vardas reiškia pats patraukliausias. When I first came there, I met this very old man. I was told he was 110 years old. Iškart ten atvykęs pamačiau labai senyvą žmogų ir man pasakė, kad jam jau 110 metų. He was living in the hollow part of a tree. Jis gyveno tiesiog medžio drevėje. He wore nothing but a burlap bag around his loins. Ir nieko daugiau neturėjo, tik buvo apsijuosęs strėnas tokiu maišiniu audeklu. Long, matted white hair. Ir plaukai buvo labai ilgi, žili ir susivėlę. And his eyelids were so heavy he had to lift them up with his fingers to see. O vokai buvo taip apsunkę, kad jis juos galėdavo pakelti tik tai pirštais. He happened to see me and he called me over to him. Jis kažkaip mane pamatė ir mostų pasikvietė. And he was a Moni Baba, which means a person who vows to never speak in his life. Tokie žmonės vadinami Mauni Baba. Tai reiškia, kad jie davė įžadą niekada per visą gyvenimą netarti nei žodžio. He had a piece of black slate and chalk, and he would write to communicate. Norėdamas ką nors pasakyti, susišnekėti, jis naudodavo juodo skalūno gabalą ir gabaliuką kreidos. And he wrote down, people say. Jis parašė frazę po frazės. Žmonės sako. Then with his fingers he erased. Ištrynė tą užrašą. And then he said that the people of Vrindavan. Ir tęsė toliau, kad Vrindavano gyventojai And erased. vėl ištrynė. Are crazy. Bepročiai. And he erased. Vėl ištrynė. And he said, we are crazy. Ir parašė, mes iš tikrųjų bepročiai. And erased. Ištrynė. And they wrote, for Krishna. Ir parašė, dėl Krišnos. And erased. Mes išprotėję dėl Krišnos. Ir And he said, nutrynė. if you stay here, you will become crazy too. Ir parašė, jei liksi čia, irgi išprotėsi. And I was wondering, why is he telling me like this? O aš galvau, ką jis man nori to pasakyti. And I was planning to leave the next day, but I got typhoid fever and I could not leave. Nes aš iš tikrųjų planavau iškeliauti iš ten jau kitą dieną, bet užsikrėčiau šiltinę ir negalėjau net pajudėti. But in those beautiful forests of Vrindavan with these wonderful people, I was very much enchanted. Tačiau mane tiesiog pakerėjo tie nuostabus miškai ir tie nuostabus žmonės. The emphasis there is not in the power of God, but the beauty and the sweetness and the love of God. And that very much affected my heart. Ta kultūra, jų kultūra pabrėžia visiškai ne Dievo didybę, o jo meilės saldumą. Ir ta meilė, ta kultūra mane tiesiog pakerėjo. While I was living there for several months, I met His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Aš gyvenau ten kelis mėnesius ir per tą laiką sutikau jo dieviškąją malonę Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And he was teaching a very simple principle with such a deep philosophical explanation. Jis dėstė, aiškino iš pažiūros labai paprastus principus ir labai gilę filosofiją slypinčią už jų. I remember hearing him say a particular verse, Savai Pung Sang Paro Dharmo Yato Bhaktir Hokshuje Ahoitaki Apratihata Yayatma Suprasidati. Pamenu, jis cituodavo šį posmą. The supreme Dharma. Dharma means occupation, also religion. Kad pati aukščiausia dharma galima išversti kaip religiją ir kaip pareigą. Is that which awakens from our heart. Kad ta aukščiausia dharma yra ta, kuri pažadina mūsų širdyje our natural love for God. Įgimtą meilę Dievui. And he taught this is the true essence of all great spiritual paths. Ir jis sakė, kad tai yra tikroji visų dvasinių kelių esmė. I learned from him that when you water the root of a tree, the water naturally goes to every part of the tree, the branches and the twigs and the leaves and the flowers. Iš jo aš išgirdau, kad jeigu lieji vandenį ant medžio šaknų, tai per šaknis tas vanduo pasiekia visas kitas medžio dalis ir šakeles, ir lapus, ir vaisius, ir žiedus. And similarly, that natural love that is within each and every one of us, when we connect to it, it naturally extends to every living being. Ir kad lygiai taip ir mumise glūdinti tą įgimtą meilę, jeigu tik mes ją pasiekėm, jeigu mes prie jos prisiliečiam, ji pasieks, ji skleisis ir pasieks kiekvieną gyvąją būtybę. Because we no longer see the environment as something for us to enjoy and exploit. Nes tada mes jau mes visą pasaulį, visą aplinką regėsime ne kaip skirtą mūsų malonumui ir mūsų eksploatacijai, išnaudojimui. We see it as sacred property entrusted in our care. Mes visą pasaulį regėsim kaip šventą, kaip Dievo nuosavybę, kuri mums tiesiog patikėta. And we see every living being as a child of God. Ir kiekvieną gyvą būtybę žvelgsim kaip į Dievo vaiką. He taught that where true yoga or true religion, it is expressed through deep compassion. Jis mokė, kad tikroji joga, tikroji religija reiškiasi per gilę atjautą. And I learned about his life. Aš sužinojau apie jo ankstesnį gyvenimą. In 1965, which is 50 years ago from this year, 65 metais, o tai reiškia, kad šįmet sukanka kaip tik 50 metų. he actually left Vrindavan, that holy, holy place. Jis iškeliavo iš to paties Vrindavano, iš tos vietos, kur aš buvau, iš tos pačios švenčiausios vietos. He had no money. Jis neturėjo nei cento, neturėjo pinigų. He was given a free passage on a cargo ship. Viena pažįstama leido jam nemokamai vykti krovininiu laivu. From Calcutta, the cargo ship went across several oceans and several continents for 38 days till it reached New York City. Tas krovininis laivas iš Kalkutos keliavo per kelias jūras, aplink kelis žemynus, kol 38 dienas, kol pasiekė New Yorką. At the beginning of the journey, he was 70 years old. He had several heart attacks. Prasidėjus kelionė, jam jau buvo 70 metų ir pakeliui jis patyrė kelis širdies priepuolius. It was in the middle of an ocean and there was no medical facilities and no doctors.
Visa tai vyko tiesiog vidury vandenyno, be jokios, be gydytojų, be ligoninių. And when he approached America, he wasn't praying to God, what am I going to do? I have no money and I don't know any people. Ir artėdamas prie Amerikos, jis visiškai nesikreipė į Dievą su maldomis, ką aš dabar darysiu, aš neturiu pinigų ir nieko čia nepažįstu. He was praying, please Krishna, please God, give me the power to be an instrument of your grace to help these people, to love you. Jis meldė tik vieną. Prašau viešpatie, Krišna, prašau, suteik man jėgų tapti tavo įrankiu, kad aš galėčiau padėti šiems žmonėms pamilti tave. So in his life and in his teachings, I found something very, very deep, what I was really seeking. Ir būtent jo gyvenimas ir jo mokymas atskleidė man tas gelmes, kuriuo aš iš tikrųjų ir ieškojau. And I decided to devote my life to try to assist him. Ir aš nusprendžiau skirti visą savo gyvenimą, tiesiog padėti jam. He was in Vrindavan for some time and then he left. Kurį laiką praleidęs Vrindavane, jis vėl išvyko. And after about a year or so, my visa ended and I also had to leave. Po kurio laiko, gal maždaug po metų, mano viza irgi baigėsi ir aš turėjau išvykti. And eventually I returned to visit my mother and father in America. Galiausiai grįžau aplankyti savo motinos ir tėvo. And I remember after being away for some years, when I finally came back to visit them, Pamenu, kaip praleidęs svečiose šalyse keletą metų, aš galiausiai grįžau pas juos. my mother, she had a whole library of vegetarian cookbooks. Mano mama buvo spėjusi apsirūpinti visą biblioteką vegetariškų receptų knygų. Because in my letters I told my parents that I was vegetarian. Savo laiškuose aš jau parašiau tėvams, kad esu vegetaras. So she was studying every day these cookbooks, so whenever I came home, she would be able to cook for me, things that I liked. Todėl jį visą laisvą laiką studijavo tas receptų knygas, kad kai aš grįšiu, galėtų man pagaminti tai, kas man patiks. And that really moved me. Tai mane tikrai sujaudino. And I realized that what my mother and father taught me about service, selfless service, Ir supratau, kad tai, ką man found, tėvas ir motina pasakodavo, kaip jie mokydavo mane nesavanaudiškos tarnystės, I found it in a very high spiritual sense in the teachings of my spiritual path. aš radau tos nesavanaudiškos tarnystės pačią aukščiausią išraišką būtent savo dvasinio mokytojo nurodymuose, mokyme. While I was living in India, Gyvendamas Indijoje, I remember I was on the banks of the Ganges. aš dažnai apsistodavau Gangos pakrantėje. And there was an old man about 85 years old who I lived with. Vienu metu gyvenau su maždaug 80 metų senoliu. And every day he would bring me to visit his best friend. Ir kasdieną jis vesdavosi mane aplankyti savo geriausio draugo. This man was a Hindu who was a devotee of Ram. Tas žmogus, apie kurį pasakoju, buvo indas ir atsidavęs viešpačiui Ramai. And his best friend's name was Muhammad, and he was a Muslim. O tas geriausias draugas, vardu Mohamedas, buvo musulmonas.
And one would discuss from the Bhagavad Gita and Ramayana, and the other would discuss from the Quran, and they would have a wonderful conversation. Vienas vieną dieną jie diskutuodavo apie Bhagavad Gita, Ramajaną, kitą dieną jie diskutuodavo apie Koraną, bet jų pokalbiai būdavo nuostabus. One day I asked my friend, whose name was Narayan Prasad, Vieną dieną aš paklausiau savo draugo Narayana Prasado, vardu Narayana Prasadas. how is it in a country where Hinduism and Islam, there's so much conflict, that you could be best friends together? Paklausiau, kaip taip gali būti, kad šalyje, kur islamas ir hinduizmas šitaip nesutarė, jūs geriausi draugai. I'll never forget what he said. Niekada nepamiršiu, ką jis atsakė. He said, a dog who loves his master will recognize his master in whatever way the master dresses. Jis tarė, kad šuo, kuris iš tikrųjų atsidavęs myli savo šeimininką, pažins jį, kad ir kokiais drabužiais šeimininkas apsivilktų. Whether the master is in a suit and tie, or whether the master is in underpants, or whether the master is naked, the dog will recognize. Ar šeimininkas apsivilks kostiumų ir kaklaraiščių, ar jis bus tik su apatiniais, ar apskritai plikas, šuo vis vieną jį pažins. If we cannot recognize our God when he comes in a different dress with a different name to different people at different times, then we are less than a dog. Ir jeigu mes nesugebame pažinti savo viešpatės, kai jis pasirodo gal kiek kitokių pavydalų kitai tautai, kitų laikų, kitą epochą, tai mes dar prastesni už šunį. There is a saying that you can tell how rich you are by counting how many things you have that money cannot buy. Yra posakis, kad gali suprast, koks tu turtingas, paskaičiavęs, kiek turi tokių dalykų, kurių neįsigysi už jokius pinigus. That is peace, that is love, that is happiness, and that is within us. If we can't find it within us, we cannot find it anywhere. O tie dalykai tai ramybė, tai meilė, tai džiaugsmas ar laimė. Jų neįgysi už jokius pinigus. Ir jie visi yra viduje. Jeigu mes jų nerandame viduje, mes jų nerasime niekur. If we actually find it within us, then we will see it wherever it is. Ir atvirkščiai, jeigu mes juos atrandame savyje, tai matysime juos ir visur aplinkui. True spirituality is awakening the love that is within our hearts. Tikrasis dvasingumas reiškia pažadinti tą dvasingumą, kuris yra mumise. In our tradition, this chanting of God's names is a very simple and powerful method of awakening that love that is within us. Ir mūsų tradicijoje taikomas šventų Dievo vardų giedojimas, kuris yra pats paprasčiausias ir efektyviausias būdas pažadinti tą meilę snaudžiančią mūsų širdise. On my journey home, I came to discover that everyone's true home is within themselves. Per visą savo kelionę namo aš supratau, kad tikrieji namai yra kiekvieno mūsų širdyje. Thank you very much. Labai jums ačiū. Na, kaip su klausimais? Reikia pačiam pagalvoti, nieko nepadaryti. Gal tu pagalvok, ką?
So, one lady named Yolanta is asking to tell asking for an advice how to rise our level of consciousness. How to rise our level Our of consciousness. level of consciousness. We all have free will. Laisvą valią turime visi. There is a beautiful example I learned. Galiu papasakoti tavo pavyzdį. That in every heart there is two dogs, good dog and bad dog. Kiekvieno mūsų širdyje kovoja gyvena du šunys, vienas geras, kitas blogas. The bad dog is represented by, or let us say the bad dog represents our envy, our lust, our greed, our anger, our arrogance. Blogasis šuo tai mūsų pavydas, pyktis, puikybė, savimeilė, savanaudiškumas. And the good dog represents our divine qualities, our humility, our devotion, our compassion. O gerasis šuo tai mūsų dieviškosios savybės, nuolankumas, atjauta, meilė. And both are demanding our attention. Ir jie abu varžosi dėl mūsų dėmesio. Sometimes the bad dog howls very loud. Kartais tas piktasis šuo tiesiog kaukia. Sounds real, doesn't need translation. And sometimes the good dog is very quiet. O gerasis šuo kartais elgiasi šitaip. How many of you have had this experience? Kam iš jūsų yra tekę patirti šį reiškinį? Which of these two dogs is going to prevail over the other? Na ir kuris iš tų šunų įveiks kitą? The one we choose to feed. Stipresnis bus tas, kurį mes maitinsim. True spirituality is about feeding our good dog and not feeding our bad dog. Tad dvasingumas tai yra sugebėjimas maitinti gerąjį šunį ir marinti badu piktąjį. Choices we make moment after moment. Ir mes tai darome savo pasirinkimu, savo veiksmais. But in order to make the right choices, we have to have spiritual strength. Kiekviename žingsnėje. Tačiau, kad tie pasirinkimai būtų teisingi, mes turim turėti ir dvasinės jėgos. Our spiritual life is to develop a foundation of character and integrity. Dvasinis gyvenimas reikalingas, kad padėtume pagrindus savo charakteriui, savo vidiniai darnai. This beautiful auditorium we're in today Šiandien mes nuostabioje salėje, nuostabus klausytojai. is built on a strong foundation. Tačiau ši salė pastatyta ant labai tvirto pamato. Without a strong foundation, when storms come, a building will collapse. Jeigu to tvirto pamato nebus, tai audroms užėjus pastatas gali sugriūti. So our spiritual character in a world where there are so many storms requires a strong foundation. Mūsų dvasinis charakteris, tas dvasinis būdas turi turėti labai tvirtą pagrindą, nes šiame pasaulyje begalė audrų. And this foundation comes by three principles. Ta pamatą mes statome laikydamėsi trijų principų. Satsang, sadhana, and sadachar. Jau- Satsang means to associate with people who bring the best out in us.
Satsanga pirmas principas, tai reiškia bendrauti su tais, kurie padeda atskleisti geriausias mūsų savybės. To keep the company on a regular basis of people who increase our faith and who through their words and actions inspire us toward enlightenment. Tai reiškia nuolat reguliariai laikytis draugijos žmonių, kurie savo veiksmais ir žodžiais įkvepia mus tobulėti. Sadhana means to put some time every day aside for our spiritual nourishment. Sadhana, antrasis principas, reiškia, kiekvieną dieną mes turėtume skirti tam tikrą laiką savo dvasiniam penui, dvasiniam augimui. By nourishing that good dog within us, by nourishing our divine qualities, by feeding it through chanting God's names, through meditation and God's grace. Ir mes tai darome maitindami tą gerąjį šunį, meditaciją, šventų vardų giedojimu, siekdami Dievo malonės. And sadachar means to take the blessings we've received from holy people and from our own spiritual practice and put it into our life. Sadačara reiškia, kad mes kaupiam tą malonę, kurią gauname bendraudami su kitais šventais žmonėmis, kurią gauname savo dvasinės praktikos dėka. Ir tą sukauptą malonę paversti praktiškais veiksmais gyvenime. By living with character, with integrity. Tam ir reikia gyventi, prasme, su charakteriu, taip sakant, išlaikyti charakterį gyvenime, išlaikyti tą vidinę dorovę. Samsiddhir haritoshanam. That means that whatever we do should be connected in such a way that it's for the pleasure of God and for the true welfare of others. Samsiddhir haritoshanam reiškia, kad ir ką mes darytume, mes turėtume elgtis taip, stengtis elgtis taip, kad viskas eitų į gerą, dėl bendro labo, dėl Dievo ir dėl visų gerovės. I hope that answers the question. Tikiuosi, tai tinkamas atsakymas į klausimą. Could you please share your thoughts about leadership? Who can be a leader? What is his path? What is his dharma? Let's put it like that. The Bhagavad Gita tells, Yat yaracharati sresthas tatad evitarojana. That what leaders do, common people will naturally be very influenced by that. Šis Bhagavad Gitos posmas teigia, kad lyderių elgesys natūraliai darys didelį poveikį paprastiems žmonėms. And by living according to these principles that we've been discussing is true leadership. Ir tikrasis lyderis, jis turėtų gyventi laikydamasis kaip tik šitų principų, kuriuos ką tik aptarėme. We are not the proprietors, we are the caretakers of God's property. Mes nesame Dievo turtų savininkai. Mes viso labo jo nuosavybės saugotojai. Our abilities, our wealth, our influence are all coming by grace. And real leadership doesn't mean to be arrogant, but to be in a spirit of utilizing whatever we have in a spirit of service.
Mūsų gebėjimai, mūsų turtai, viskas, ką mes apskritai turime gyvenime, ateina per Viešpaties malonę ir tikroji lyderio savybė tai yra sugebėjimas visą tai, ką mes gauname iš jo, panaudoti tarnystėje jam. A mother and a father are the natural leaders of their children. Motina ir tėvas yra natūralūs lyderiai savo vaikams. From a spiritual perspective, it is not that the husband is my husband or the wife is just my wife. My wife is a sacred child of God. Dvasiniu požiūriu neteisinga būtų manyti, kad mano vyras yra mano vyras, o mano žmona yra mano žmona. Dvasiniu požiūriu ir vyras ir žmona yra tiesiog Dievo vaikai, kurie man patikėti mano rūpesčiui. Entrusted in my care. Patikėti mano rūpesčiui. My husband is not just my husband, but it's a sacred child of God entrusted in my care. Mano vyras nėra tiesiog vyras, jis šventa Dievo dovana man, patikėta man. These children are God's children entrusted in my care. Ir mano vaikai irgi yra ne mano, jie yra Dievo, Kristaus vaikai, kuriuos jis man laikinai patikėjo, mano rūpesčiui. Whatever wealth or intelligence or abilities I may have is entrusted in my care. Kad ir kokie man tektų turtai, gabumai, talentai, visą tai aš tiesiog laikinai gaunu, tai patikėta man rūpintis. And to take responsibility and use them with compassion, that is true leadership. Ir atsakingai, su visa atsakomybė ir su atjauta, su užuojauta, panaudot visus tos sugebėjimus ir turtus, tai ir yra tikroji lyderio savybė. And each and every one of us can make a very, very significant difference in the world if we choose to be leaders in this way. Ir kiekvienas mūsų gali pakeisti pasaulio veidą, pakeisti pasaulio gyvenimą, jeigu mes renkamės būti būtent tokiais lyderiais. What is a way to distinguish that the internal voice is the voice of God? Kaip atskirti, kad balsas viduje yra Dievo balsas? There are so many voices. Viduje girdisi tiek balsų. We have already given some example of the good dog and bad dog voices. Jau pasakoju apie tą gerąjį šunį, blogąjį šunį ir jų balsus. And the ego wants to present itself as the voice of God. Ir tas mūsų ego visą laiką stengiasi užsimaskuoti, pateikti save būtent kaip Dievo balsą. And we see that happening so much in the world today. Ir matom, kad pasaulyje tai vyksta visur ir nuolat. It takes humility to actually it takes a pure heart to really hear that voice within ourselves. Tam, kad iš tiesų išgirstume tą teisingą, tikrąjį balsą, reikia ir nuolankumo, ir tyros širdies. And therefore we have holy books, scriptures, and holy people who are living by those teachings. Todėl mes tam reikalingi ir šventraščiai, ir šventi žmonės, kurie gyvena laikydamisi tų šventraščių nurodymų. And such teachers should truly be deeply passionate and humble and respectful to all life. Ir tokie mokytojai, jie iš tikrųjų turėtų
vadovaudamiesi atjautą padėti mums suprasti savo gyvenimą, perprasti savo gyvenimą. And through this spiritual education and experience, we could actually learn to tune in to that voice, that divine voice within ourselves. Ir tokių dvasinių pamokų, dvasinės patirties dėka mes galime palaipsniui prisiderinti, nuderinti tą savo bangą, taip sakant, suderinti tą savo bangą su vidiniu balsu, su Dievo balsu. So, in our tradition, this Mahamantra, this chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. It's our way of trying to really tune in to that divine love, that divine connection with God within our hearts. Šitas posmas, kuris dabar pasakė Hare Krishna mantrą, yra tas mūsų tradicijos metodas suderinti savo vidinę tą, sakant, bangą su Dievo balsu, su to vidiniu balsu. My spiritual teacher, Srila Prabhupada, gave a very simple analogy. Mano dvasinis mokytojas Srila Prabhupada pateikdavo labai paprastą pavyzdį. He explained when a drop of water falls from the clouds, it's pure and transparent. Sakydavo, kai iš debesų krinta lietaus lašai, jie gryni, visiškai skaidrus. But when it comes in contact with the ground, it becomes muddy. Tačiau kritę ant žemės jie virsta purvu. And muddy water, its transparency is lost. O purvinas vanduo praranda savo skaidrumą. But when you filter the water, it brings back its original natural transparency. Tačiau vandenį išfiltravus, tas pirmapradis tyrumas grįžta. So because of the mud of so much arrogance and envy and greed and all of those things, we cannot connect to that inner voice within ourselves. We just see all this mud. Tačiau dėl tų purvų, dėl išdidumo, godumo, pykčio, mes nebematom vandens skaidrumo. Mums visą vaizdą užstoja tas purvas. But through this chanting or through genuine spiritual process, we filter our consciousness and bring it back to its original, natural, pure state. Tačiau tas dvasinis metodas, tas šventų vardų giedojimas, jis išvalo sąmonę, jis išfiltruoja ją ir grąžina į pirmapradę tyrą būklę. And we realize the natural peace, the love, the happiness that we're all truly seeking in every aspect of our life. Ir tada mes patiriame tą tikrąją ramybę, laimę, meilę, kurios mes visi trokštam ir patiriame ją kasdienėme gyvenime, kiekvienoje gyvenimo srityje. And then we realize that there is no greater joy in all of creation than being an instrument of that peace and love and happiness that we have discovered within ourselves. Tada mes suprantam, kad visoje kūrinyjoje, visame pasaulyje nerasi didesnės laimės, džiaugsmo, kaip būti tos meilės, tos ramybės ir taikos įrankių, instrumentų ir skleisti ją aplinkui kitiems. Thank you very, very much. Labai jums visiems ačiū.